Black tie. Ar girdėjote šį terminą ir ar susimąstėte, ką jis iš tikrųjų reiškia? Paaiškinsiu tai per 90 sekundžių. Juodojo kaklaraiščio aprangos kodas atsirado XIX amžiaus pabaigoje kaip šiek tiek laisvesnė alternatyva baltojo kaklaraiščio aprangos kodui. Jis išpopuliarėjo, kai Velso princas, vėliau karalius Edvardas VII, užsakė trumpą švarką vietoj tradicinio frako, kurį jis norėjo naudoti netokiem oficialiem vakariniam renginiam. Kokie yra pagrindiniai black tie aprangos kodo elementai? Pirmiausia, tai yra švarkas, kuris dažniausiai būna juodas arba tamsiai mėlynas ir su satino tvartais. Po to eina oficialūs balti marškiniai skirti būtent black tie aprangos kodui. Juoda užrišama varlytė, juodi lakuoti batai arba nublizginti oksfordai, rankogalių sąsagos, smeigės, liemenė arba juosmens diržas, vadinamas kamerbandu. Žinoma, nepamaišytų fantazija arba taip vadinama kišeninė nosinaitė. Taigi, jeigu ant kvietimo matote black tie, įsivaizduokite rafinuotumą, klasiką ir nesensančią eleganciją. O jei norite sužinoti išsamiau apie black tie aprangos kodą ir jo elementus, peržiūrėkite mano kitus vaizdo įrašus, kuriuose aptariu kiekvieną detalę detaliai. Jei norite sužinoti išsamiau apie black tie aprangos kodą ir jo elementus, peržiūrėkite mano kitus vaizdo įrašus, kuriuose aptariu kiekvieną detalę atskirai.